Kultūros centras kovo mėnesį ir organizuoja taip pat nemažai renginių, tai gal pačiu apie juos. Labadiena. Taigi visai neseniai visame Raseinių rajone nušurmuliavo nuotaikinga užgavėnių šventė. Na, o dabar visi kultūros darbuotojai tikrai labai atsakingai ruošiasi Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimui. Na ir sakyčiau, kad tokių įtemptų pasaulio įvykių fone ši šventė įgauna ypatingą prasmę. Todėl kviečiu visus rajono gyventojus aktyviai dalyvauti minint mūsų tautai tokią svarbę dieną. Šventiniai renginiai prasidės 9 val. Šventomis mišiomis Raseinių bažnyčioje. 10 val. Visus kviečiame į Žemaičio aikštę, kur bus pakelta valstybinė vėliava. Pusę 11 kultūros centre prasidės iškilmingas Raseinių rajono savivaldybės tarybos posėdis ir nusipelniusių jaunimo atstovų apdovanojimo auksinis lūšiukas įteikimo ceremonija. Koncertuos įvairūs vaikų ir jaunimo meno kolektyvai. Kultūros centre veiks Raseinių Viktoro Petkaus pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokinių kūrybinių darbų konkurso Meilės laiškas Lietuvai paroda. Na, o po to seniūnai, tarybos nariai, rajono valdžios atstovai vyks į seniūnijas, kur vėlgi iškilmingai bus minima mūsų tautai ši brangi ir svarbi diena. Nusipelniusiems seniūnijų gyventojams bus įteiktos valstybinės vėliavos. Kovo 19 dieną 18 val. Betygalos kultūros namuose vyks išradingųjų vakaras tokie kaip žvaigždės. Kovo 22 dieną vėlgi Raseinių kultūros centre numatomas didelis respublikinis renginys, tai šiuolaikinių šokių festivalis Pusiaukelė, kurio iniciatorė ir organizatorė yra kultūros centro meno vadovė Aušra Jukilaitienė. Taigi visus, kuriems patinka šis meno žanras, tikrai maloniai kviečiame apsilankyti ir laukia spalvingas, įspūdingas renginys. Dalyvaus šokių kolektyvai iš Šiaulių klubo Flamingas, Gargždų, Panevėžio muzikos mokyklų, Klaipėdos Vėtrungės gimnazijos, Kauno Vileišio pagrindinės mokyklos, na ir žinoma mūsų raseiniški kolektyvai, tai Svajonė, Nuotaika ir Nuotaikėlė. Kovas dar ypatingas tuo, kad kovo 27 yra tarptautinė teatrų diena. Taigi, tai progai skiriamas minėjimas vyks Ilgižių kultūros namuose, jis prasidės 16 val. Na, o 29 dieną 13 val. Visus kviečiame vėl į Raseinių kultūros centrą, kur vyks šventė skirta teatro dienai paminėti. Matysite 3 nuotaikingus spektaklius, tai Girkalnių mėgėjų teatras parodys komediją Amerika pirtyje, Šiluviškiai Čiplio Vijūno komedija Maušos karčiama, Raseinių mėgėjų teatras parodys Donelaičio metų ištrauką. Ta pačią dieną 14 val. Gruzdiškyje vyks koncertas Pasijuokim, kur žiūrovus linksmins vietinės humoro grupės. Be renginių, kuriuos organizuoja patys Raseinių rajono kultūros centro darbuotojai, aišku, mes pasiūlysim ir kviestinių koncertų visą puokštę, sakyčiau. Kovo 20 dieną 12 val. Vyks Vilniaus kamerinio teatro spektaklis vaikams Baubai. 16 dieną 14 val. Tauragės Švenčiausios Trejybės parapijos jaunimas parodys spektaklį Šventoji Agnietė. Kovo 25 dieną 18 val. Visus Domino teatro gerbėjus vėlgi kviečiame į kultūros centrą, kur galėsit pažiūrėti spektaklį Paskolinkite tenorą. 26 dieną 18 val. Į Raseinių rajono kultūros centrą atvyksta Lietuvos estrados grandas Stasys Povilaitis, taigi kviečiame pasiklausyti jo dainų. Kovo 21 dieną vyks krikščioniškos muzikos klasikės Angelės Joknytės vakaras, o 28 dieną vakaras gyvenimo etiudai, kur skambės šiuolaikinių poetų dainos, eilės, matysit pantomimos etiudus,
Pastaruosius 2 renginius Raseinių rajono kultūros centras organizuoja kartu su Švenčiausios mergelės Marijos ėmimo į dangų parapija. Tai būtų tokie renginiai ir tikrai maloniai kviečiame apsilankyti. Kaip matėte, renginių spektras yra gana įvairus ir manau, kad įvairių skonių ir pomėgių žiūrovai ras savo renginį vieną ar kitą įdomesnį.